Į Eliją, ne, bet čia kitas vyras. B. Nuodėmė visada turi labai didelę įtaką ir tragiškas pasekmes. Ir C mažytė raidė. Geras tarnautojas leidžia Dievui vadovauti visose gyvenimo srityse. Geras tarnautojas leidžia Dievui vadovauti visose gyvenimo srityse. D didžioji raidė paklusnumas. Igorį, jūsų paprašysiu paskaityti paaiškinimą, prašau. Paklusti yra geriau negu aukoti. 1 Samuelio 15:22. Dievas norėjo, kad jo žmonės paklustų, tarnautų jam visą širdimi. Jis nenorėjo išorinių veiksmų, kurie rėmėsi religinėmis tradicijomis. Ačiū. Svarba. A mažytė raidė. Dievas labiau vertina mūsų vidinės nuostatas negu veiksmus išorėje. Dievas labiau vertina mūsų vidinės nuostatas negu veiksmus išorėje. Ir čia vėl grįžtame prie tos minties. Veiksmai gali būti geri, nuostatos gali būti blogos. Čia gali atrodyti gražiai, ten gali būti baisu. Vėl grįžtame prie klasikinės tiesos, ar ne? Žmogus žiūri į išorę, Dievas žiūri į širdį. Paimkime vieną biblinį pavyzdį. Apreiškimo 2 skyrius Efezo bažnyčia. Žmonės žiūri ir ką sakė apie bažnyčią Efeze. Ištvermingi, triūsiantis, kantrus. Kristus pažiūrėjo ir sako, ir čia sakė Laudikėjai. Efezui sakė, palikai pirmąją meilę. Sujudinsiu žibintuvą, jeigu neatgailausiu. O gali būti pavyzdys, kad nuostatos geros, o veiksmai blogi. Pailiustruokite. Nebent per klaidą. Tyčia taip, negali būti. Nebent per klaidą. Gerai norėjo, bet išėjo, kas išėjo. Klausimas toks būtų, ar tada tai pateisins mus. Ir kiek aš turiu praktikos, dažniausiai, kad mane policininkas sustabdo ir aš sakau, per klaidą pasukau į kairę, bet jisai sako, ten ženklas, aš sakau, per kvailumą. Sako, aš suprantu kvailumą, bet važiuosi į banką 50 litų, dabar jau eurais reikėtų. O dabar truputėlį giliau, gal grįšiu prie to, Jurijus kažką norėjo papildyti, o aš tada grįšiu prie Dievo žodžio dar. Aš Petrą prisimenu, kuris sakė, kad neišsigins ir mirteis. Nuostata labai gera buvo. Apaštalas, bet praktikų išsigynė, kada sunkus periodas. Bet čia labai vienas dalykas, Jurijau, jūs labai gerą pavyzdį panaudojot, ar ne, Petras? Atrodo, kad nuostata, kaip jūs ir sakote, buvo gera. Bet įdomu, ir čia tik Dievas matė tuo momentu viską, ar ne? Kokie motyvai buvo už tos nuostatos? Ar daugiau iškelti save prieš kitus mokinius? Ar daugiau parodyti save, kiek aš drąsus? Ir aš dabar tik hipotetiškai kalbu, nes Biblija mums to nesako, aš tik savo mąstau, ir tai nereiškia, kad tai visur dogmatika dabar. Bet vat kokie motyvai buvo už tos nuostatos? Labai sunku suvokti. Ir jeigu mes paimsime gyvenimišką pavyzdį, ne, dabar mūsų, nuostata, kaip ir sako.
Pavyzdžiui, paimkime labai praktišką kasdieninę situaciją. Mano nuostata kažką padaryti, kad uždirbčiau daugiau. Gera nuostata? Negera. Kodėl? Dėl to, kad kažką padaryti. Jeigu konkrečiai kažką tai gero padaryti, tai gera. Gerai. Nesvarbu, bet kažką, visai kažką gero padaryti, neblogo padaryti. Bet daug dirbti, kad uždirbti. Nu, kad uždirbti. Dirbti, kad uždirbti. Sunkiai dirbsiu, kad uždirbti daugiau. Reiškia, turiu susirasti antrą darbą, kad uždirbti daugiau. Nuostata gera? Gera. Ne, Nuostata gera. Nuostata gera. negera, netausoji savo kūno dieviškos prigimties. O gal aš ir mokėsiu sudėlioti taip dalykus, kad tausosiu kūną. Aš suprantu, ką ir jūs, Laima, sakote Šeimą dabar. reikia aprūpinti. Gali būti šitas kraštutinumas, o gali būti, kad, sudėliosiu gerai prioritetus, kad viskas. Dabar. Nuostata gera, pavyzdžiui. Motyvai. Turėti daug pinigų. Igoris su Mercedesu važinėja, aš tik tai Opel. Suprantat mane? Va tie 3 žmonės bažnyčioje daugiau uždirba. Kodėl aš turiu atsilikti? Neimkime žmonių. Jeigu aš uždirbsiu daugiau, aš būsiu saugesnis. Ar ne? Matote, motyvai neteisingi. Niekas čia saugaus nėra. Aš galiu taip mąstyti. Taip. O jūs sakote, kas bus. Bet aš galiu taip mąstyti. Daugiau pinigų aš jau saugesnis, ar ne? Bet čia yra neteisingai. Nuostata gali būti gera, bet motyvai. Iš galo kažkas, prašau. Пастор, есть такое у человека, что присутствует, могут быть убеждения нормальные, мотивы нормальные, так как Господь хотел бы видеть. Но есть в каждом человеке, наверное, то, чего он сам не знает. И они могут проявиться в какие-то критические ситуации. Ну, допустим, если бы сегодня было гонение на церковь, убивали бы христиан, как бы мы поступили, кто из нас знает? Каковы остались бы церкви, они верными остались бы Господу или разбежались бы. Я думаю, с Петром произошло нечто подобное. Ему стало страшно, он испугался, он трижды отрекся от Христа. Jeigu manęs klausėte, dabar aš tik tai pasakysiu savo nuomonę. Ir kalba gera ir gili. Aš labai norėčiau dabar prieš jūs stovėti, tik norėčiau dabar, ir muštis į krūtinę. Aš dėl Kristaus pereisiu viską. Bet kada ateis kentėjimai ir persekiojimai, tada ir bus matyti, kaip aš pereisiu per Kristų. Kalbant šitą situaciją, reikia nepamiršti, kas buvo prieš tai, jeigu imant konkrečiai Petro, nes tai buvo per suėmimą ir kaip matė patyčias, ir prieš tai, kai Kristus buvo pasakęs, dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas, jis ragino melstis ir budėti maldoje, kuomet Kristui buvo sunkus momentas ir jisai žinojo, kad tas sunkus momentas užklups ir mokinius. Tai vėlgi, dabar pamoka yra mums, kad mes turime iš anksto būti artybėje su Dievu. Ir tai mes esame neprognozuojami dėl savo kūno silpnumo. O tuo metu, kaip Petras, jisai kalbėjo Jėzui, kad tikrai aš tavęs neišsiginsiu, jisai gal daugiau kalbėjo emociškai, kur nebuvo tokio stipraus pagrindo širdyje, bet iš to puolumo, sakant. Aš supratau. Aš kaip tokio paaiškinimą galėčiau. Tai aš dar papildžiu, dėl to pateisinama ar nepateisinama. Kaip Paulius irgi sakė, noriu daryti gerą, bet išeina blogai ir savęs to nepateisina. Negaliu tai, kad
pateisinti ir negali. Darau to, ko noriu, o darau tai, ko nenoriu. Ko nori, Tai va. ko nori nedarau, ko O nenori. dabar truputėlį grįšiu, mes labai daug kur iš šonus noriu, bet grįšiu prie Irinos minties, kuri buvo užduota, nes jinai neužmiršta. Jeigu galima atsiversti Dievo žodyje Mato 7 skyrių, Mato 7 skyrius. Ir 7 skyriuje, jeigu galite, atkreipkite dėmesį į 18 eilutę. Ką sako pats Kristus? Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas gerų. Jau pertrauką, gerai, tuoj baigiu su šitą mintim ir paklūstam Arūnui taip pat ir jo visą valdystį. Koledžą visą valdystį. Aš galvoju pagal šitą eilutę ir pagal rašto mokymą, kada širdis pakeista Kristaus, be abejo mes nusidedam karts nuo karto, jūs tą žinote, bet tai negali būti pastovus gyvenimo būdas. Jeigu žiūrite į raštą ir su manim sutinkate. Geras medis negali duoti blogų vaisių, taip kaip blogas gerų. Tai aš manau, kad Biblijoje turime labai stiprus pamokymus. Toliau mes turime 2 Korintiečiam 5:17, kas yra Kristui, yra naujas kūrinys. Mano klausimas išgelbėjimo momentu, kada Kristus išgelbėjimas, kiek procentų mes patampame naujų kūrinių? 100? 100, ne 80. Čia nėra, kad kas metai kažkiek pridedam, kas 5 metai, ar ne? 100%. Tai reiškia, tai atsispindi išgelbėto žmogaus gyvenime. Arūnai, leisim man dar vieną mintį pasakyti, ar ne, ir paskui mes viską atiduosime. O dabar dar vienas dalykas, kuris daug dalykų sustabdo mūsų gyvenime. Ir jeigu jūs galite, atsiverskite su manim 1 Petro laišką 2 skyrių ir šitom eilutėm aš tikiuosi mes užbaigsime prieš pertrauką. 2 Petro laiškas, 1 Petro laiškas, atsiprašau. 2 skyrius. Ir kas galite mums paskaityti 1 eilutę? 1 eilutė, kas galėtų? Taigi, atmetę visokį blogį, visokią klastą ir veidmainystės, paviduliavimus ir visokias apkalbas. Ačiū. Va šitoj vietoj, 1 eilutėj, tikintieji kviečiami atmesti, ar ne? Ir ką kviečiami atmesti? Blogis. Tai yra bendras žodis viskam. Toliau. Klasta. Klastas. Kada tu pradedi širdyje kitų atžvilgių regzti kai kuriuos dalykus. Ir tai vyksta tavo širdyje. C. Veidmainystės. Graikų kalboje žodis aktorius veidmainystė. Nes Biblijos laikais jie vaidindavo daug kas su kaukėm. Teatre jie užsideda kaukę, namo grįžta, nusiima kaukę. Čia yra žodis veidmainystė iš graikų kalbos. Toliau. Paviduliavimus. Paviduliavimus. Na ir dar vienas skanėsna. Apkalbas. Kurie mėgsta krikščionis apkalbas. Ką? Kurie mėgsta krikščionis. Krikščionis mėgsta? Taip. Apkalbos kaip skanėstas patarė, knyga sako, nusileidžia tenai į skranduką ir pūna. Bet čia yra labai svarbus pamokymai.
kaip kuriem krikščionim tai patapo dieta, tai jų maisto racionas. Ir dabar paskaitykite, prašau, antrą eilutę, kas mums galite šitame laiške. Lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui. Ko trokšti? Ne tik pieno. Kokio pieno? Žodžio pieno. Be abejo, šitas žodis visą laiką tyras. Kol jūs sėdite šitame, blogis, klastos, veidmainiavimas, paviduliavimas, jum apkalbos yra mielos. Čia jūsų maisto racionas. Jūs netrokštate šito. Pamastykite apie šitas rytis ir kaip eilutės susijusios. Antra eilutė yra ne kūdikiams Kristuje. Kas dažnai pamokslininkai naudoja, tai kūdikiams Kristuje trokšti pieno. Čia yra analogija. Analogija tai yra palyginimas. Tai yra kiekvienam tikinčiajam trokšti tyro žodžio pieno. Jeigu jūs sėdite čia, jūs daug žodžių netrokštate. Ir jeigu jūs sėdite čia, kada jums kažkas kalba apie žodį, jis jums pakankamai svetimas atrodo. Ir tikintieji dažnai naudoja labai aiškius terminus. Aš nesuprantu, nežinau, gal kažkada suprasiu. Kodėl? Todėl, kad čia yra jų dieta. Ir jie pradeda elgtis, kai vaikai, žinot, vaikui rodai smėlio dėžėjai. Čia kastuvėlis. Jis sako, nesuprantu. Čia kastuvėlis. Viskas. Tai vat šitą dietą dar daug ką irgi nusako, kas mūsų gyvenime mus veda. Ir kodėl kartais daugelis tikinčiųjų jiems sakai, kaip kurioj vietoj, va čia tu užsiimi tais dalykais. Jisai sako, aš nesuprantu. Nes tai jau patapo normalu, tai skanu jų skrandžiui. Ir tada nėra troškimo va šitoje vietoje, kuris yra tikras maisto racionas. Pasiskaitykite dar kartą savo Petro laišką ir šitas eilutes, kaip jos yra susijusios mūsų gyvenime. Ir vėlgi mes kalbame, kad geras medis neduoda blogų. Kaip tada laikyti, kad jisai vis tiek 100% naujas kūrinys? Nesvarbu, kad ta maitinasi ta tokia dieta. Čia tik Dievas mato, ar jisai naujas kūrinys. Aš negaliu nei vienam durti taip pirštu ir pasakytų naujas kūrinys, ar tu ne naujas kūrinys. Vienintelis dalykas, jeigu tai nuolat tęsiasi, tada iškyla daug klausimų. Arūnai, tikrą pertrauką, 20 minučių, arba tas sumuštiniai.